Sveiki, sveiki. Taip, jeigu nesupyksit ir jeigu išgirsit daug juokelių iš mano pusės, tai žinokit, kad aš kai stresuoju, labai daug juokauju ir dažniausiai nejuokingai, tai iš karto atsiprašau. Tai Adeo Webo vadovu esu jau daugiau negu 2 metai, o šiaip su Adeo dirbome 5 metus kartu. Po šią vadovo atsakomybių kepurę kartais palenda ir papildomos atsakomybės, ir projektų valdymas, komandos valdymas ir panašios dalis. Žinote, kai buvo man kokie 5-6 metai, reikėjo mokintis dviračių, bet vienintelis pasirinkimas, kurį turėjau, tai buvo sovietinis tėčio vyriškas dviratis. Deja, jeigu norėčiau užlipti ant tos sėdynės ir pasiekti pedalus, mano tos mažos kojytės deja jų nepasiekė, tai būdas, kaip juos pasiekti, tai buvo, galbūt kažkam ir teko taip važiuoti, tai perkišus koją per štangą, tai atsisėsti nėra galimybės, bet važiuoti manoma. Tai kartais mes labai panašiai B2B komercijoje prašom savo klientų, žiūrėkit, užsakymą galima atlikti, bet reikės perkišti koją per štangą, ir ten iš tikrųjų visai neblogai viskas suveiks ir užsakymas įkris. No problem. Tai mes darėm tą patį seniau, kai mūsų tėveliai arba seneliai sakydavo, kad reikėjo bristi per pusnį iki mokyklos 3 kilometrus, per miško ėjom, dar kažkiek ten upelį teko prabristi. Pakelkit rankas, kieno seneliai arba tėveliai sakė, kad reikėjo eiti per tą pusnį. Ok, tai ne man vienam, taip sakė. Tai panaši situacija vėlgi su B2B e-commerce, kad mes nuo seno siuntinėjom e-mailus, turime ilgiausius threadų susirašinėjimo ir ten visą informaciją, mes tą užsakymą puikiai atliksim, padarysim skambutį ir viskas bus easy. Tai lygiai taip pat turit turbūt Exceliuką su pavadinimu 2024 kainos, 2024 kainos 1, 2024 kainos draft 1, draft 2, draft 3 ir taip toliau, nes visai patogu, mes turim nemažai Exceliukų, visi moka naudotis. Bet dabar įsivaizduokim situaciją, aš esu pardavimų vadybininkas, man ką tik paskambino klientas ir sako, Irmantai, žinai ką, noriu iš tavęs užsisakyti 140 vienetų gipso plokščių, 120 kvadrato vinilo dangos, 100 vienetų klijų, 3 pirštinaitės, ten dar kažko. Tiesiog pas mane namų įsikūrinėjimas, tai nepykit, kad tą temą paėmiau, jautriai nesureaguokim. Ir ką aš sakau, taip, mielas klientė, ačiū, šiek tiek užsiėmęs, bet užsakymą įvykdysim. Tebūnie. Bet ar mes iš tikrųjų pažįstame savo klientus, nes dažnu atveju B2B versle, kas yra mūsų klientas, kas yra mūsų ta target grupė. Ir mes sakom, tai yra juridinis asmuo, kuris generuoja ne mažiau negu X pajamų. Būtų puiku, jeigu jo vidutinis krepšelis būtų ne mažiau X sumos. Daugybė dalykų prisigalvojam, bet iš tikrųjų mes net negalvojam apie tai, kas dirba tose organizacijose, kas tai per žmonės. Pasižiūrėkime statistiką, jeigu jos neužstojo, tai tiek millennials, tiek Gen Z karta sudaro 69% visų jūsų B2B pirkėjų. Nors vėlgi, tai yra info iš Zoom Info daryto tyrimo. Jeigu mes imtumėm, jeigu neklystų Forbes'o, Forbes skaičiavimais tai buvo 71%. Problema ta, kad tokie B2B klientai nori tos pačios B2C patirties ir jūsų B2B sistemose. Taip pat ta millennials ir Gen Z karta nenori bendrauti su jūsų pardavimų konsultantais viso apsipirkimo proceso metu ir tai yra netgi 44%. Taip kad 2/3 tų pirkėjų yra pasirengę išleisti daugiau negu $50,000 ir jiems nereikia jokios jūsų pagalbos, nors jūs norėtumėt pastatyti tą savo pardavimų konsultantą, kuris tikrai padėtų ir galimai bandytų parduoti daugiau. 1/3 tokių pirkėjų gali išleisti daugiau negu $500,000 ir taip pat nenori jokio įsikišimo. Atrodo, kaip ir nėra per didžiausia problema, bet esmė tame, kad nereikia šitos pagalbos, jie to nenori ir turėjome skaudžią patirtį, mūsų partneriai turėjo tokią skaudžią patirtį, buvo puikiai pardavimo konsultantų komanda,
kurie iš tikrųjų žinojo visą know-how. Daugiau negu 10 metų dirbo organizacijoje, žino puikiai savo klientus, puikiai žino sezoniškumo, ką jie perka, bet viskas buvo tik tais pas juos. Galiausiai 3 žmonės perėjo dirbti pas konkurentą ir visa ta istorija, visas tas žinojimas apie kliento liko tik tais pas darbuotoją, kurio nebėra. Apie mano kalbėtą B2C patirtį B2B prekyboje Millennialsas ir Gen Z yra labai smarkiai išlepintas, jis nori visko taip pat, kas buvo B2C platformose, nes jam viskas buvo aiškiai nurodyta, aiškus likučiai, aiškus pristatymo terminai, be galo puikus lankstumas, mokėjimo, atsiskaitimo būdais. Turinys buvo be galo išsamus, nes mes visgi mylim savo B2C klientą, bet užmirštam, kad už to slepiasi ir B2B klientas, kuris nori tos pačios patirties. Yra 3/3 taisyklė, kaip yra atliekami pirkimai B2B sektorėje. Vienas trečdalis yra skaitmeninis, kitas trečdalis yra nuotolinis ir trečias yra tas klasikinis, galbūt face-to-face metodas. Netgi per visas šalis, kiek pavyko rasti, tas išsiskaidimas yra labai panašus, tik tais matome augimo būtent skaitmeninėje dalyje, kad mes norime padėti savo klientui, kad galėtų apsipirkti skaitmeniniu būdu. Bet reikia neužmiršti vartotojo, kaip jie apsiperka, net jeigu ir 1/3 nusiperka skaitmeniniu būdu, bet 80% visų vartotojų, visų pirkėjų jūsų naudojasi mobiliaisiais telefonais apsipirkimo ciklo metu. Nesvarbu, kad mes turime tos standartinius 10 pardavimų kanalų, kuriuos B2B vartotojai naudojasi, bet telefonas yra neišvengiamybė, taip kad adaptacija į įrenginius yra būtina. Net uždusau. Taip, o ta adaptacija nebus galima, jeigu mes turėsime tik tą tradicinį verslą, kitaip sakant, tą plytom statytą verslą. Net jeigu ir turime e-komerciją kaip atskirą verslą, iš esmės omnikanalystė B2B sektorėje auganti dalis, nors B2C dalyje sakytumėm, kad omnikanalystė jau kažkas yra old schoolas, bet iš esmės B2B sektorius yra ganėtinai nepaslankus ir technologiškai išgyvena dar tik tais tokio vaikučio žingsnelis juda į priekį. Ir būtent McKinsey tyrimais 35% vartotojų pasitikė būtent šito pardavimų kanalu. Norint įsigyvendinti teisingą, žiūrint pagal knygą, reikėtų viską išsiskaidyti į posistemės. Dažnu atveju sakoma, kad tai čia yra komersas, B2B komersas, bet tai yra viena dalis. Taip, nes dažnu atveju ir istoriškai žiūrint, mes gyvename tokiais monolito laikais, viską kišdavome vieną, turim mega ERP sistemą ir joje mes turime viską, ir sandėlių valdymą, ir tiekėjus, ir tas pats e-komersas, ir PIMas, viskas, bet kai reikia adaptuotis pagal rinką, kai reikia judėti greičiau, toks sprendimas yra be galo nepaslankus ir be galo brangus. Bet turim sprendimą, viskas. Visi šneka apie tai. Galim samdyti dirbtinį intelektą ir visos problemos yra išspręstas. Bet ar tikrai jis gali padėti su turinio kūrimu, gali paanalizuoti galbūt naujus produktus, gali potencialių klientų paiešką atlikti, bet visa tai neišgelbės jūsų, jeigu jūs neturite susitvarkę pačių duomenų. Tai vėlgi yra sena, bet iki šiol egzistuojanti problema, kad mes negalime susitvarkyti duomenų, turime neužpildytas korteles, nesinaudoja produktų informacijos valdymo sistemomis. Taip, kad kol kas dar jo nesamdykit, jeigu turite pradinių darbų. Prieš 12 metų Google Analytics buvo išleidę labai puikų video apie kaip atrodytų apsipirkimas fizinėse parduotuvėse, lyg tai būtų e-komercija.
B2C sektorius išjudėjo iš to pajokos taško, bet peržiūrėkit šitą poros minučių video ir pagalvokit, kiek jūsų klientų arba kiek jūs patys užstringate panašiose situacijose ir galit palikti komentarą, manau, perduos. Žiūrim. Hey, is that Hanks? You sure? Yeah. Username? Nick M? No. NM 1983? No. Zandy Pops? Sorry. Zandy Pops? Okay, don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based product for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation, design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear, or biological weapons. Tick. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse. Oh, yeah. Hey. Just one loaf, sir. Yeah, we just. What's your username? It's Nick Forever, but number 4, not the. Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you save that for me? It's not even a word. Okay, how about this one? You know what? Forget it. Or this one? Hippopotamus mice. You're in. Great. I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, standard. Standard. Standard delivery, that's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what? I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, okay. You want the take-home today price? Well, that's £3.27. You know what? I'm going to go. Come back soon. I won't. Taip, tai ar daug radote save, ar savo verslus, arba savo apsipirkinėjimo galimybės kitose platformose? Turime išeiti, turime kelionę laiku. Vienas trumpas reportažas, kurį galbūt ir teko matyti, amerikietės klausinėjo ir jis sako, aš nekenčiu Britų. Sako, kodėl, kas negerai. Nu, jie gyvena ateityje, 4 valandom į priekį, bet kai nutinka kažkas blogo, nesugeba mums pasakyti. Nu, tokie savanaudžiai truputėlį. Aš sakiau apie nejokingus bajerius, kai stresuoju, tai čia kažkas iš to. Bet iš tikrųjų mes turime galimybę keliauti laiku, nes mes galime žiūrėti, kaip elgėsi už Atlanto verslai, mes matome, kaip jie augo. Nesvarbu, kad mes žiūrime į Silicio slėnis žiūri į rytus, bet iš esmės mes turime galimybę keliauti arba klysti ne savo sąskaitą. Ir jeigu pasižiūrėtume į B2B ateitį, būtent matome B2B augimą, kas yra, gerai pasižiūrėsim, šiek tiek daugiau negu 10%, bet iš esmės pats augimas pinigais vien tik tais Amerikos rinkoje 26 metais sudarys beveik 2,5 trilijono dolerių, nors pagal to pačio Foresterio projekcijas tai turėtų sudaryti apie 3 trilijonus dolerių. Mokėjimų lankstumas. Dažnai pamirštame ir sakome, kad tai mes turime ten kredito galbūt liniją, kaip klientas gali atsiskaityti ir to pakanka. Bet vėlgi reikia pasižiūrėti, kokios yra projekcijos, kokios yra prognozės dėl atsiskaitimo metodų ir kas yra populiariausi atsiskaitimo metodai. 26 metų prognozės, kad tiek Jungtinės valstijos, tiek rytai naudosis skaitmeniniam piniginiam, kai tuo tarpu Europa turės tik tais antroje vietoje. Pirmoje vietoje išliks kreditinės kortelės. Klausimas, ar jūs į tai jau žiūrite, ar sprendžiate, ar galvojate, kad visgi tas atsiskaitimo būdai, kuriuos jūs dabar suteikite savo klientams, yra pakankami. Svarbu pasitikėti specialistais, nors žinoma yra begalis įrankių, apie kuriuos papasakosiu šiek tiek ir vėliau, bet nėra tos sidabrinės kulkos, nėra taip, kad išeisime į B2B e-commerce, išeisime į online, tai sėkmė yra garantuota. Ne, yra be galo didelis darbas po išėjimo į laivo iki
vadinamos tos sėkmės arba konkurencingos žaidimo su kitais rinkos lyderiais, o jeigu esat lyderiai, tai be galo sunku išlaikyti tas pozicijas. Ir apie mano minėtus įrankius, štai kaip atrodo įrankių žemėlapis 2024 metų. Tai yra apie 14 000 įrankių, kurie padeda šioje brutalioje e-komercijos kovoje. Manau, kad žemėlapis tikrai nemenkas ir galime pasižiūrėti, koks tai yra pokytis. Per paskutinius 13 metų, jeigu 2011 metais mes turėjom 150 įrankių, atrodo labai paprasta, išsirinkau 3, visi laimingi. 2024 metais turime 14 100. Per paskutinius 2 metus įrankių kiekis padidėjo daugiau negu 40%, bet jeigu atkreiptumėm dėmesį nuo 23 iki 24 metų prieaugis nuo 11 000 įrankių iki 14. Tai ačiū AI-ui, išsprendė problemą, suteikė papildomus 3000 įrankių. Labai svarbu yra sekti sistemos sėkmę, nes jeigu taip nuoširdžiai paklausus, ar naudojatės Google Analytics'ais, visi turbūt pasakys, taip, naudojamės. O jeigu paklausus, kiek iš tikrųjų žiūrite į duomenis, kiek analizuojate ir kiek iš to darote prielaidas, hipotezės ir eksperimentuojate. O galbūt teko naudotis Hotjar, žiūrėti, kaip elgėsi jūsų klientai, kuriuose vietose jie nukrenta, kuriuose vietose jiems tiesiog nepatogu ir negali atlikti tam tikrų veiksmų. Išlaikykit kodą, projektą paprastą. Dažnai mes kalbame, kad mums reikalingas MVP projektas. MVP visiems yra gerai žinomas kaip Minimal Viable Product. Tačiau net neišėjus į laivą, dažnai mes pakeičiam iš minimum į maksimum, bet iš esmės MVP išliko taip pat trumpinimas. Toks išėjimas į laivą, jis uždelstas išėjimas į laivą tiesiog atima jūsų pajamas, nes jūs negalite taip greit išeiti, negalite tikrintis su klientais, jūs iš esmės stengiatės priimti sprendimus arba stengiatės padaryti pagal save, netestuodami su savo klientais. Ir žinoma, laikykit kodą švarų. Praėjusių metų konferencijoje labai patiko mintis, kai kodo švarumo prilygino. Esat matę Gordono Ramsio Hell's Kitchen, kuris bando pagelbėti virtuvėje, žiūri, kas su restoranais nėra gerai ir atidaro šaldytuvų ir ten tarakonai. Panašiai jaučiasi programuotojai, kurie gauna iš 5 rankų projektą, kuris yra visai neblogas, bet tik šiek tiek rankų pridėti. Tai yra be galo brangus kelias ir rekomenduotinas. Jeigu pasižiūrėtume į skaičius, sistemos palaikymas, kai yra kodas ir nekokybiškas, tai kiek daugiau negu 2,5 karto skirtumas. Naujų funkcionalų įdiegimas skirtumas yra 9 kartus, o jeigu pažiūrėtume į kodo klaidas, yra kiek daugiau negu 15 kartų. Ar ši kaina yra didelė 15 kartų, susimokėti daugiau už norimą funkciją, turbūt taip. Nenuvertinkite paieškos. Dažnai galvojame, kad mūsų tas klientas žino apie tuos 14 000 atskolų, kurias jis dažniausiai išsisako, pagal juos ir užsisakys. Bet mes esame teisūs, kad vartotojai mes norime labai supaprastinti, mes esame išlepinti pačio Google, kur suvesus net ir su klaidom, rasime tinkamą rezultatą, bet tuo pačiu, kai mes kalbame apie e-commerce, mes sakom, ne, mūsų klientas tikrai žino šituos SKU mintinai, nes net taip seniai datavo man. Ir pamenate, pačioje pradžioje pasakojau apie savo užsakymą vadybininkas, kurį turėčiau pridėti. Kaip manote, baigėsi mano pranešimas ir ar aš kaip pardavimų vadybininkas atsimenu tą užsakymą, kurį imitavau, kad priimu.
Atsimenu, nes užsirašiau, bet iš tikrųjų tai neatsimenu. Aš tikrai nepadarysiu užsakymą, tai galvoju tokiose situacijose, ar nebūna, kad jūsų kolegos arba jūs patys užmirštate ir prarandate galimas pajamas. Labai gera citata nuo filosofo yra "Life can be understood backwards, but must be lived forwards." Taip, kad turime galimybę keliauti laike ir nekišk koją per šangą, kad ir kaip būtų faina, supraskite apsipirkimo galimybės savo klientams. Taip, kad ačiū labai. Ir man tai klausimas. Sakai, provokuojančių neuždavinėti. Tai aš galvoju, surežisuotas ar ne? Ne. Aš visą laiką gyvenau su tokiu įstikinimu, kad B2B komercija tai iš esmės yra ta pati komercija, nes sėdi žmogus už ekrano, vis tiek žmogus ir jis priiminėja sprendimą, skiriasi tik jo motyvacija ir jam reikalingas funkcionalumas. Iš vienos pusės taip. Galima pasakyti, kad skiriasi tik tais motyvacija, bet kas liečia pačią funkcionalumo, ko jis nori, kokios nori greitumo, lankstumo atliekant tam tikrus užsakymus, tai kokią kainą jis nori matyti, nes B2C funkcionalumas yra labai paprastas. Mes atiduodam standartinę kainą ir visi laimingi. Kai jau prasideda B2B dalis, ar tai yra klientų grupės, ar tai yra individualūs kainininkai, ar tai mes norime padaryti užsakymus savo ar kitiems padaliniams, tai tada atsiranda kompleksija, bet žinoma, rezultatas yra tas pats. Norim čia ir dabar. Ir kitas momentas irgi įsitikinimas, su kuriuo aš gyvenu, mes žinom, kad testavimas su vartotojais yra tiesiog privalomas bet kuriam procese ir turi būti rutininis dalykas, bet su B2B e-commerce čia yra dar svarbiau, būtent dėl funkcijų kiekio didesnio. Ir dar dėl funkcijų kiekio ir B2B vartotojas nėra toks edukuotas ir, sakykime, jis yra įpratęs, kad aš paskambinsiu, kad aš noriu vadybininkui, aš jam nusiųsiu e-mailą, o man dabar mokintis, kaip prie tos sistemos prisijungti, kaip atlikti užsakymą, kartais užtrunka. Dėl to yra be galo svarbu motyvuoti savo klientą, kad jam būtų naudinga išmokti. Nes didžiausia problema, ką ir minėjau su tais pardavimų vadybininkais, vasarom, kad ir kaip bebūtų keista, kai tas karštas sezonas serga. Labai serga. Supratau. Tai šią linksmą gaidelę ir ačiū. Ačiū.